Sveiki, čia Žinių radijas. Eteryje laida Renkuosi šeimą. Prie mikrofono Raigardas Musnickas. Nacionalinė šeimų ugdymo programa Šeimų universitetas baigė pirmąjį mokymo etapą. Šeimų kursus lankė keli šimtai šeimų. Kas yra Šeimų universitetas? Kokie pirmojo mokymo etapo rezultatai ir ateities planai? Ką šeimoms davė Šeimų universitetas? Apie tai ir kalbėsimės mūsų laidoje. Ir šiandien pas mus svečiuojasi Šeimų universiteto valdybos nariai Lina Bernatonienė ir Evaldas Lasys, bei Šeimų universiteto kursų dalyviai Audronė ir Gintaras Macijauskai. Sveiki, ponios ir ponai. Sveiki. Norėčiau pradėti nuo Evaldo. Evaldai, vis dėlto galbūt galėtumėt papasakoti šiek tiek apie pačią Šeimų universiteto kilmę ir esmę. Pati Šeimų universiteto kilmė, ko gero, būtų perkildinama nuo 2003 metų, kuomet valdyboje esančios šeimos organizuodavo kursus, pirmieji žingsniai, pirmosios raidės, susiburdami Vilniuje tiek Kaune, ir tuos kursus organizavo šeimom, savo draugam. Ir tiesą sakant, visas tas didysis Šeimų universitetas pradėjo 2010 metais, kuomet Omnitel iniciatyvos Augink atsakingai buvo suburta Tarptautinė tėvų vystymosi federacija, AFFD, Nacionalinė šeimų tėvų asociacija, ir išties kartu jie pradėjo tokį didžiulį nacionalinį projektą pavadinimu Šeimų universitetas. Tai viskas prasidėjo 2010 metais. Ir kalbant apie esmę, apie patį Šeimų universiteto poreikį, galima būtų kalbėti, ko gero, taip, kad pasaulio karas ir taika prasideda šeimoje, yra pasakiusi motina Teresė, ir mes labai dažnai šiandien girdime apie nelaimingus vaikus, 7 minutės skirtas vaikui, smurtą. Visa tai yra pasekmės, kurias sukuria neigiamas santykis tarp tėvų. Ir Šeimų universiteto poreikis, ko gero, kilo iš to suvokimo, kad kovojimas su pasekmėmis yra neefektyvus ir reikia spręsti pačias problemas. Jūs sakėte, kad iš pradžių organizavote kursus draugams, o ko vis dėlto reikėjo mokyti jūsų akimis jaunas šeimas, draugus, ko jie nesuprato, iš kokio mokymo paskui atsirado Šeimų universitetas? Ko gero, realybė yra tokia, kad norint būti gydytoju, norint būti mediku, specialistų, reikia praeiti kursus, reikia išmokti daug teorinės medžiagos, praeiti daug praktikos, ir išties specialistais nėra gimstama, jais yra tampama su dideliu darbu. Ir susilaukti vaikelių yra viena, tačiau būti tėvais, vėlgi tai yra kito lygio uždavinys. Ir tam reikalingas stiprus tarpusavio tėvų santykis. Kas dėja yra nutikę? Supratimo, kad santykius reikia ugdyti pasak sociologų, kurie atliko tyrimus, iš principo nėra. Ir poros neieško tų tarpusavio pabuvimo kartu, jos neieško laiko pabūti, kuomet gali pabūti kartu, ir tas tarpusavio ryšys nėra auginamas, jis praktiškai yra palaikomas. Ir ta situacija skleidė, kad šeimos ieško būdų, kaip jos gali būti geresnės, kaip jos gali padėti savo vaikam būti laimingesniem. Ir būtent projekto tikslas, jis atsako, ko gero, į tą visuomenės poreikį, kad vaikų ugdymas turi būti kuriamas ir plėtojamas per intensyvius vaiko ir motinos santykius. Ir iš esmės ta praktika, jinai yra patvirtinta, kad tėvų santykiai, stiprus tėvų santykiai, jie labai teigiamai atsiliepia vaikų ugdymui, ir kuo intensyvesni tarpusavio santykiai, tuo yra stipresnis ryšys, o su stipresniais, su kūrybiškesniais vaikais bręsta ir patys tėvai. Lina, kaip organizuojamas Šeimų universitetas, kaip valdomas, kokia kursų struktūra? Taip. Šeimų universitetą jo veiklos pradžioje
ėmėsi organizuoti iš tikrųjų keletą šeimų ir savanorystės pagrindais. Ir mūsų veiklos pradžioje mes ruošėme kursų medžiagą, adaptavome Lietuvai, taip pat organizavome moderatorių apmokymus, pristatinėjome kursus švietimo institucijose, juos paleidome bei koordinavome. Ir šiuo metu Šeimų universiteto organizacija, kaip galim pasakyti, turime jau 100 moderatorių, apmokytų savanorių moderatorių šešiuose Lietuvos miestuose, tai būtų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Marijampolėje ir Kaišiadoryse. Ir juos mes laikome pagrindiniais mūsų kaip ir darbuotojais, galima sakyti, tai yra mūsų universiteto arba programos lyderiai. Ir šią programą, kurią organizuoja Šeimų universitetas, tai šeimos santykių turtinimo programa, ją sudaro 5 kursai pagal vaikų amžiaus grupės. Ir tai būtų kursai pirmieji žingsniai, kurie yra skirti tėveliams auginantiems vaikučius nuo gimimo iki 4 metų. Taip pat kursai pirmosios raidės apie vaikų ugdymą nuo 4 iki 8 metų. Ir šiais 2 kursais mes pradėjome šiais metais savo pirmuosius veiklos metus. Taip pat programoje turime kitus dar kursus, tai būtų pirmieji sprendimai auginantiems vaikučius 80 metų ir planuojame, tikrai jau turbūt ir žinome, kad kitais metais galėsime pasiūlyti Lietuvos šeimoms šios kursus. Ir taip pat dar turime kursus prieš paauglystę, skirtus 10-13 metų vaikams ir paauglystė 13-16, apie 13-16 metų vaikus paauglius. Kaip atrodo mūsų kursai? Tai kiekvieną kursą sudaro apie 10 atvejų. Tai yra 10 aktualių to laikotarpio, vaikų auginimo laikotarpio temų. Ir kiekvieną tą atvejį reikia nagrinėti 4 kartus. Yra 4 kartus. Tai yra pirmą kartą atvejį nagrinėjame kiekvienas sutuoktinis individualiai. Tada antrą kartą jis nagrinėjamas yra kartu su sutuoktiniu. Trečiąjį kartą nagrinėjamas yra mažoje grupelėje 4-6 šeimų grupelėje. 4 kartą jau didžiojoje šeimų grupėje 10-12 šeimų, kurią ir tą diskusiją moderuoja paruoštas Šeimų universiteto moderatorius. O kokie tie atvejai, čia įdomu, kokie čia pavyzdžių turite kokių nors, pavyzdžiui, kokią situaciją reikia nagrinėti, dėl kurios verta būtų aiškintis, kaip čia toliau gyventi mums visiems? Taip, temos yra įvairios, jos truputėlį parengtos pagal vaikų amžiaus tarpsnį, bet kaip pavyzdį galėčiau pasakyti, kad pavyzdžiui, pirmosiuose žingsniuose yra tema apie pagrindinius įpročius, tai būtų maitinimas, higiena, miegas, tvarka, kurios turėtų vaikutis nuo 0 iki 4 metų įgyti. Tolimesnėse kursuose yra tema apie tėvų autoritetą. Taip pat kiekviename kurse dominuoja tema apie profesinio ir šeiminio gyvenimo pasidalinimą. O tai čia tos temos labai jau diskutuotinos yra, vaiko miegojimas, vaiko įpročiai, požiūris į šeimą, ką ten daug diskutuoti? Iš tikrųjų vyksta diskusijos kokios nors, erdvės šitoje vietoje yra? Kalbant apie patį metodą, vėlgi, kaip Lina ir paminėjo, 4 kartus yra diskutuojama. Ko gero, pats svarbiausias tas susitikimas, bet kokiu atveju yra šeimoje, kuomet sutuoktiniai pradeda bendrauti ir jie pradeda matyti faktai, problemos sprendimai. Tai yra tokie kertinės 3 ašys, kurių pagrindų ir šeima ir kitos šeimos dalyvės nagrinėja tuos atvejus. Tai kiekvienas tas nagrinėjimas, jis tarsi kaip pjesė, ko gero, kiekvieną kartą skaitant tu gali atrasti naujų dalykų. Ir visų pirma, tas sutuoktinių bendravimas ir dalymasis apie trečiąjį atvejį leidžia šeimai pasižiūrėti ir pamatyti tos šeimos prizmėje savo šeimą. Ir tai jau leidžia pamatyti naujus dalykus, kad staiga pamatai, kad tam tikri dalykai vyksta ir mūsų šeimoje, o pasekmės to yra jau tam tikros. Tokios ir tokios. Pavyzdžiui, šeima nesugeba suderinti darbo ir šeimos. Ir ten stresas, skyrybos ir kiti dalykai, kurie gali to pasekoje kilti. O šeimos tarpusavį, kurios susitinka 3 ir 4 kartą, tai jos dalinasi savo patirtimi. Ir čia yra grožis tas, kad jei trečio susitikimo metu šeimos susitinka ir jos dalinasi, tai ta šeima, jinai tiesiog praplečia savo akiratį. Nes dažniausiai ta patirtis ateina iš 2 šeimų, vyro ir žmonos, tuo tarpu mažesnėme rate šeimos jau susitinka su 5 šeimom. O tai yra dar naujos patirtis. O 4 susitikimas, tam, kad šeimos neužmigtų ties
ties tais jau įprastais problemų sprendimais, reikia lankyti kursus, reikia daugiau bendrauti. Moderatoriaus tikslas yra kelti iš esmės klausimus ir nerti gilyn, ieškoti priežasčių. Dėkui Jums, po pertraukos mes pratęsime pokalbį apie šeimų universitetą. Pas mus šeimų universiteto kursų dalyviai Audronė ir Gintaras Macijauskai. Pasižiūrėsime, kaip praktiškai šeimas veikia tie kursai ir kokią naudą duoda konkretiems žmonėms. Tęsime laidą Renkuosi šeimą. Šiandien mes kalbamės, ką šeimoms duoda šeimų universitetas. Pirmoje laidos dalyje mes pristatėme šeimų universiteto struktūrą, kursų struktūrą. Taip pat kalbėjomės apie tai, kaip atsirado šeimos universitetas, kaip iš tikrųjų, kokia buvo jo pradžia. Na, o dabar pas mus laidoje Audronė ir Gintaras Macijauskai. Jie yra šeimos universiteto kurso dalyviai. Ir iš tikrųjų, Gintarai, kodėl jūs dalyvavote šeimų universiteto kursuose? Kas paskatino, motyvavo tą daryti? Mane kaip jauną tėtį, tai visų pirma motyvavo žmona. Jinai tiesiog užrodė internete šeimų universiteto puslapį, kas leido man iš pradžių susipažinti, kas ten bus veikiama, kokia bus struktūra. Nes žmona suprato, kad jums kažko trūksta, kažkokių žinių. Žmonos paklausime, kodėl jinai pamastė, kad vyrui reikia eiti į universitetą šeimos. Tai gerai, kaip toliau buvo? Taip, tai ir iš karto buvo galima susipažinti su pirma tema ir perskaičius pirmą temą, pirma mintis buvo, taigi čia apie mus. O ką jūs ten perskaitėte, kad apie mus supratote? Kadangi mes žengėme pirmuosius žingsnius, auginame mažus vaikus, tai aktualiausias temas ir yra, kaip vaiką priversti valgyti, kaip vaiką priversti miegoti. Žodžiu, radote tą informaciją, kuri jums atrodė, kurios labai trūksta kasdieną, ar taip, kol neradote internete puslapio šeimų universiteto, kuriuose praktiškai nurodoma, kaip maitinti vaikus, arba paskaitos, tai kito laiko nemaitinot vaikų. Tai prieš tai, kadangi laukiamės vaikelio ir tais klausimais domėjosi, tai ir skaitėm knygas ir viską ir atrodė, kas šit yra. Vaikai paruošti maistą, jis pavalgo, ten nori vaikas miegoti, eina miegoti, o realybė pasirodė visai netokia. Pasirodo, su vaiku reikia, gyventi, augti, dirbti, susitarti, savo nuomonę. Taip, tai Audronė, kodėl jums pasirodė, kad pirmą reikia vyrą paaiškinti jam, kur ieškoti informaciją? Ne vyrą, bet reikia abiems eiti. Čia ir yra esmė šeimų universiteto, kad dalyvauja abu tėvai, nes mes gal pripratę šiek tiek, kad daugiau mamos rūpinasi vaikais ir mamos skaito literatūrą ir visur dalyvauja. Tai iš tikrųjų esmė yra, kad reikia abiem tą daryti. O kodėl man patiko šeimų universiteto programa, nes mes, kaip jau minėjau, buvom skaitę tos teorinės medžiagos gimus pirmam vaikui ir kažkaip jau tos teorinės medžiagos tikrai pakako ir jau jos nebesinorėjo, o čia tiesiog buvo konkretus atvejai, konkrečios situacijos pateiktos, kuriuose mes pamatėm ir savo šeimos problemas. Bet kaip jūs apskritai atradote šeimų universitetą? Iš kur sužinojote, kad toks yra? Aš pamačiau socialiniam tinklalapyje, tiesiog, kad organizuojami tokie kursai ir pradėjau labiau domėtis. Irgi jų skaičiau puslapyje jų. Ir ten netgi irgi buvo puslapyje pateikiami konkretus klausimai ir tėvai galėjo pateikti ir buvo, tas principas irgi iš pat pradžių, kad tėvų klausimus atsakinėjo kiti tėvai. Ta prasme, tėvai tiesiog dalinosi savo patirtimi. Ir čia mes kaip ir, galiu pasakyti, radom tokį bendraminčių būrelį, kurie gerai, irgi... Tai paskui, o kas toliau buvo? Radote kažkokius klausimus pateikėt, gavote atsakymus, kas toliau? Tai užsiregistravome, gavome pakvietimą, nuėjome į pirmą susitikimą ir tame susitikime mes dar nebuvom apsisprendę, ar mes dalyvausim, ar surasim laiko, ar panašiai, bet tiesiog po pirmo susitikimą... O kaip tas pirmas susitikimas atrodė? Susirinko daug žmonių. Daug. Ir visi ir su vaikais ten berods buvo pirmą kartą susitikime ir visi žmonės, tai jauni mamas ir tėčiai.
draugų tarpe, tai kaip iš draugų pirmas susilaukiu vaikų, tai dažnai vat, ir nebūna su kuo tas informacijos pasidalinti ir viską. Tai vat, sutikom daug bendraminčių iš pradžių ir moderatoriai padarė įspūdį, nes pasakoja apie save ir papasakoja, kaip viskas vyks. O tai čia toks bendraminčių ratelis, bet vis tiek jūs ateinat kiekvienas su savo konkrečiais klausimais. Ar tie klausimai yra būdingi visiems žmonėms be išimties ten susirinkusiems? Ar tai daugiau kažkokio individualaus pobūdžio informacija? Na, juk sakėte, skaitėte tą informaciją, skaitėte literatūros daug. Kas dar gali būti neaišku, kad reikia gyvo bendravimo? Tai kiekvienai šeimai, ta prasme, savos problemos, savi aspektai iš tikrųjų, bet... Nes kai kuriais klausimais mūsų šeimoje, tiesiog aš maniau, kad šito vietai nėra problemas. Kokiais klausimais? Na, ten dėl vaikų mygdymo arba vaiko pykčio priepaliai. Tiesiog atrodė, kad tai yra amžius ir tai išaugama, bet kai ir tos situacijos šeimų universiteto, kur nagrinėjama, ten buvo. Ir ką, paskui pasirodė, kad viskas ne taip, kaip jums atrodė? Na, tai... Pasirodė, kad galima kitaip. Kad galima lengviau. Negalime sakyti, kad kardinaliai, kad ne taip. Ta prasme, mes negalime sakyti, kad po to kursų taip jau visiškai pasikeitė mūsų šeimos gyvenimas, bet šiek tiek pasikeitė. Bet atradote kažką naujo, kas, pavyzdžiui, buvo, sakykime, iš pradžių sunku, nesuprantama, atrodė vienaip, o paskui galėtumėt pasakyti, kad pasišnekėjom, pabendravom, paklausėm kursų, ir staiga dalykai visai kitoj šviesoj nušvito. Buvo tokių momentų, ar ne? Taip buvo. Nes mes turime vyresnį sūnų ir mažesnę dukrą, jai 1 metai buvo, 2. Taip, jau dabar tuo metu. 2. Ir tiesiog dėl mygdymo buvo problema, kad sūnus iš savo kambario ateidavo miegoti pas mus ir tai, iš tikrųjų sukeldavo problemas. Tėvai negali išsimiegoti ir vaikui tai nepatogu. Ir tiesiog mes planavome, kad gal po metų vaikus migdysim vienam kambarį. Kai dukrelė paaugs, migdysim vienam kambarį, bet šeimų universitetas mus įkvėpė tą sprendimą priimti anksčiau ir vaikai... Dabar kaip jau viskas tvarkoja, išsimiegat jau dabar. Taip, išsimiegam, vaikai miega kartu, praktiškai nuo 1 dienos. Ir tokia problema, kad tėvai neįsimiega arba ten vaikai vaikšto iš vienos lovos į kitą. Tai ta problema dingo. Kažkaip galima sakyti, kad, ta prasme, pati tema iš karto atliepė šitą mūsų problemą ir mus taip gana stipriai užkabino. Ta prasme ir... Žodžiu, vieną problemą išsprendėt, tikėtina, kad išspręsti ir kitas. Aš dar norėjau pridurti iš tikrųjų, kad mūsų šitie kurso atvejai, kiekvienas atvejis yra sudarytas taip, kad jisai kažkokia, tai yra atvejis aprašyta situacija, kuri būdinga iš tikrųjų net, turbūt sakyčiau, 100% šeimų. Ta prasme, beveik visiems. Taip, nes jie taip yra sukurti. Ir tikrai kiekviena šeima randa nors vieną kažkokį tai aspektą, kuris problemėlę, taip pavadinkim faktą, kuri aktuali vaikų ugdyme jų šeimai. Ir tada jie diskutuoja, jie išsirenka, čia mes naudojame atvejo analizės metodą, šeimos, daug šeimų, 6 arba jau 12 paskutiniame etape, jos išsirenka faktus, išsirenka problemas ir jau tame etape jie pamato, kad, pavyzdžiui, vienos šeimos į tą faktą nekreipia visai dėmesio, kitos į tai kreipia ir tai sako, tai problema, kitiems tai ne problema. Tada jos išsirenka problemas, vieniems tai visai ne problema, kitiems problema ir tada paskutinis yra etapas, jos dalinasi sprendimais, kaip reikėtų spręsti tas problemas ir tuo metu šeimos pamato aibę, labai daug įvairių sprendimų, kaip jos galėtų pasielgti toje situacijoje. Čia ir yra visa ta esmė, kad jos grįžta namo su daugybė idėjų, tai nebūtina yra išspręsti susitikimo metu, svarbiausia, kad jos išeitų pilnas idėjų, kaip galėtų toliau taikyti savo šeimoje. Bet universitetas, pats pavadinimas, jisai pretenduoja į aukštojo mokslo ir diplomo suteikimo įstaigą. 5 metus ar 6 mokytis, kol gauni magistrą. Jeigu kaip Evaldas palygino su medicina, tai iš vis 13 metų turbūt ar kiek dabar mokosi, aš nežinau. Bet esmė ta, kad juk žiniom gauti, norint suteikti kažkam žinias, reikia jas iš tikrųjų turėti ir gauti, turėti tam tikrą bagažą informacijos, kaip spręsti vieną ar kitą problemą.
šeimų universiteto tas švietimo kursas, pavadinkim taip, jis kokiu principu sudarytas? Iš kur jūs žinote, kad pavyzdžiui patarti Audronį ir Gintarui, kad vaikus reikia taip migdyti, o ne kitaip? Būtent tai yra geriausias kelias, o ne nesugalvot kaip, sakykime, kitų būdų, kitų informacijų pasitelkus kažkur tai. Tai iš ties projektas nėra sugalvotas naujai ir AFFD metodas, AFFD egzistuoja jau, jei neklystu, apie 40 metų. Tie kursai vyksta ir per tuos 40 metų iš ties ta organizacija dirbo rinkdama tuos atvejus, rinkdama tą informaciją ir pateikdama dalyviams. Ir tie atvejai jie kaskart yra atnaujinami, jie yra papildomi. Be abejo, pati organizacija ir pats metodas jis remiasi tuo, kad šeimoje yra ta terpė, kurioje yra gera gyventi ir tiesiog, kad reikalinga šeimai tarpusavio stiprų santykiai. Ir iš čia tas pasirinktas atvejo analizės metodas, kuris yra pritaikytas šeimų universitete, leidžia aktyviai bendrauti, pateikia situacijas, kuriuose šeima bendrauja ne tik apie ar reikia nupirkti pampersų, reikia nupirkti pieno, ten kažkokius darbus padaryti, bet kalba apie esminius dalykus. Ir kaip Lina minėjo, kad tie atvejai parinkti taip, kad kažkokiu aspektu šeimas paliečia. Ir šeimos tada priverstos, nes jos lanko intensyvių šeimų santykio turtinimo kursus, jos yra priverstos paliesti tas esminius tuos klausimus, kurie pakelia ir iškelia santykių bendravimą į tą kitokį lygį, į gilesnį lygį, ko gero, taip reikėtų sakyti. Vis dėlto, kalbant apie mokymo įstaigą kaip tokią, jeigu, sakykime, būtų teikiamas diplomas, o jis ir buvo įteiktas pirmosiam šeimom absolventam. Tai kas turėtų tame diplome būtų parašyta? Kas ten pabaigiau šeimos universitetą. Kas aš esu? Pabaigęs šeimos universitetą. Koks mano diplomas? Kokia kvalifikacija? Kokia specialybė? Paprastai taip metaforiškai. Laimingesni tėvai ir laimingesni vaikai. Jame, ko gero, būtų tai įrašyta, nes vaikai... O laimingesni už ką? Tiesiog atradę vienas kitą kitoje šviesoje. Atradę, čia ko gero šeimos dalykas galėtų atsakyti. Negu prieš tai buvę. Laimingesni. Dar ką galima būtų įrašyti. Nes šeimų universitetas, aš įsivaizduoju, turėtų mokyti būti šeimos žmogumi, žinoti, kokios tavo pareigos, kokia tavo atsakomybė, kokios teisės galbūt šeimoje. Tai vienas iš pagrindinių... Specialybė šeimos žmogus galėtų būti parašyta. Šitas tinka būti šeimos žmogumi. Man šis diplomas tiesiog rodo, kad man įdomi šeima, nes būtų galima užsiimti daug įvairių kitų dalykų. Gal ten į darbą gilintis ar panašiai, bet tiesiog tas laikas, kas kiekvienas ketvirtadienis skirtas šeimai, tai skatina apie ją galvoti daugiau. Ir ieškoti rodo, būdų, kad šeima jūsų gyvenime užima didelę dalį jūsų veiklos, ar ne? Taip. Jeigu jūs taip pasvertumėt, kiek šeima užima jūsų gyvenimo, tai procentais kiek tai būtų? Tai norėtųsi, kad kuo didesnė, tik tai gaila, kad laiko prasme vis tiek dirbam 8 valandas, 8 valandas bandom miegoti, tai norėtųsi daugiau laiko praleisti su šeima, bet širdį, aišku, daug laikas užima. Ir galiu pasakyti, o kur pasiruošti žmonėms šeimai? Ta prasme savo, nebent šeimoje, nes daugiau tai tu sukuri šeimą, tai atrodo viskas gerai, bet kai gimsta vaikai, pasaulis apsiverčia aukštyn kojom ir tu esi, ta prasme, ir pasimetęs ir kažkaip ir tarpusavio santykiai labai nukenčia, nes tu kažkaip pradedi orientuotis daugiau į vaikus, o kažkaip po šeimų universiteto mes, man atrodo, net ir tarpusavį kažkaip labiau pradėjom vertinti vienas kitą ir toks gal labiau bendravimas pradėjo vykti šeimoje. Pasiteisino lūkesčiai atėjus į šeimos universitetą, kad, suprasite labiau apie tai, kas yra šeima.
Man atrodo, kad pasiteisino. Na, iš tikrųjų, čia naujas buvo dalykas, tai mes tiesą sakant nelabai ir žinojom, ko tikėtis. Bet... Tai pirmas noras buvo, kad rasti receptą, ką daryti kiekvienai situacijai. Bet tai, manau, iš pat karto maniau, kad tai yra nerealus lūkestis. Tai iš tikrųjų to recepto niekas negali pateikti ir kiekviena šeima turi išdiskutuoti kiekvieną situaciją. Diskusijose gimsta daugelis atsakymų į klausimus, tas yra labai svarbu. Dėkui Jums, mes trečioje laidos dalyje toliau pratęsime pokalbius apie šeimų universitetą, kalbėsimės apie tai, vis dėlto, ką galima patarti Lietuvos šeimoms, kokie universiteto planai ateičiai, ko dar galima išmokyti mūsų šeimas ir ko šeimos nežino prieš ateidamos mokytis į šią instituciją. Po pertraukos. Tęsime laidą Renkuosi šeimą. Ką šeimoms duoda šeimų universitetas? Apie tai šiandien kalbamės ir mūsų laidos dalyviai, tai šeimų universiteto valdybos nariai Lina Bernatonė ir Evaldas Lasys, bei šeimų universiteto kursų dalyviai Audronė ir Gintaras Macijauskai. Evaldai, Jums kaip vienam iš šeimų universiteto iniciatorių, tai galbūt valdybos nariui, kokios šeimos ateina į šeimų universitetus? Jeigu taip apibendrinti, pagal tai, kas ateina pas Jūs į universitetą, ką galima pasakyti apie Lietuvos šeimas? Kokios jos yra? Ko joms trūksta? Ko jos neranda gyvenime? Atrodo, informacijos pilna, literatūros skaityk kiek nori, kompiuteriai apie šeimas pateikinėja didžiausius puslapius. Tai ko dar šeimos neranda? Ko gero, kalbant apie pirmąją klausimo dalį, tai pačios šeimos yra labai įvairios. Tai yra ir verslininkai, ir tarnautojai, ir vadinami laisvai samdomi darbuotojai, teisininkai, pati įvairiausia žmonių grupė. Ir šeimų universitetas neapriboja šeimos, kuri galėtų dalyvauti kursuose. Tiesiog šie kursai jie skirti šeimai, ne konkrečiai asmeniui, ne mamai, ne tėčiui, bet tėvams. Ir būtent per tą intensyvų tarpusavio santykių ugdymą šeimų universitetas pasiekė tų tikslų, kad šeima, kaip ir dalyviai minėjo, Audronė su Gintaru, kad jie pažvelgia į tuos santykius kitaip, pradėjo vienas kitą labiau vertinti. Dabar... Gal tiesiog šeimoms reikia daugiau bendravimo. Žinote, tai, kas parašyta knygose ir tai, kas parašyta interneto portaluose, žmogų verčia susimastyti, bet padiskutuoti pačiam su savimi yra labai sunku. Jisai negali rasti atsakymą. Ar tiesa, kad, pavyzdžiui, vaiko nereikėtų leisti į lovą miegoti? Reikia matyti tokios pačios šeimos, kuri tai išbandė, kurie galėtų sakyti, taip, mes tai išbandėm ir žinome, kad tai yra tiesa. Reikia gyvo pavyzdžio. Turbūt tas yra svarbiausia, bandant apsispręsti, kokiu modeliu laikyti savo šeimą ir kurio keliu eiti. Šeimom reikia šeimų, nes kalbant apie šeimą, kaip jūs ir minėjot, Audronė, Gintarai, tai, kad susilaukėt pirmieji iš savo draugų tarpo ir staiga truputėlį supratot, kad kažkas nebe to, mes nebeturim apie ką bendrauti. Lygiai tas pats ir mūsų šeimoje, kuomet mes susilaukėme pirmojo, mes praradom ryšį su jaunimu ir staiga tos pokalbių temos, kurios anksčiau vykdavo laisvai, jos tapo nelabai suprantamos mūsų draugams. Ir šeimom išties reikia šeimų, kad jos galėtų bendrauti, kad jos galėtų save pastiprinti. To pasiekmė, čia juokaujant AFFD, netgi patirtis rodo, kad šeimų universiteto, netgi ne šeimų, bet AFFD kursų dalyvės ir geroji patirtis vaikų skaičiaus augimas. Tai tik tai parodo, kad kuomet šeimos bendrauja tarpusavyje, tuomet pamato, kad pirmojo vaiko auginimas yra ko gero pats sunkiausias, antrojo truputėlį lengvesnis, trečiojo dar lengvesnis, o toliau jau visiškai viskas yra paprasta. Tai šeimom reikia šeimų liudijimo ir reikia tų gerųjų pavyzdžių. Ir šeimų universitetas yra ta nuostabi terpė, kurioje šeimos gali dalinti savo patirtimi, neprimetant savo kažkokių pastabų. Jos tiesiog dalinasi gerosiom patirtim,
ir sako, va, tai yra mūsų gyvenimas. O to pakanka šeimom, kad jos galėtų atsirinkti, kas jom yra svarbu ir kokius sprendimus jos pačios gali priimti. Galiu pasakyti, kad nebūtinai tik gerosiom patirtim, nes tos gerosios patirtis, tai, ta prasme, visi galim pasidžiaugti, bet ypač problemiškom patirtim ir negerosiom patirtim. Ir, pavyzdžiui, mums tikrai buvo svarbu sutikti šeimas, kurios augina jau vyresnius vaikus ir sužinoti iš jų, ta prasme, kad ir tas laikas praeina, kad vaikai paauga, kad daug kas keičiasi ir problemos kitos praeina. Tai buvo, ta prasme, jo, aš pritarčiau ir Evaldui, kad tikrai reikia šeimom bendravimo, reikia bendraminčių, nes mes savo draugų tarpe kaip ir neradom tokių bendraminčių. Bet taip galima mokytis iki begalybės, juk buvimas šeimoje, vaikų auginimas, tai ir paskui atsakomybė už juos, jų problemų sprendimas, netgi tada, kai jie suauga, yra matyti iki gyvenimo pabaigos. Tai ką dabar daryti? Amžinai būtų universitete kur nors? Beje, šeimų universiteto kursai iš esmės apima visą santuokos raidą. Tai mes šiandien kalbėjom apie tai, kad kursai artimiausiu metu pasipildys iki 16 metų amžiaus vaikam, tačiau yra, Lina pataisyk, sutuoktinių meilė. Taip, santuokinė meilė ir kursas seneliams. Jauniems seneliam. Tad mes galim visą gyvenimą mokytis ir mokytis ugdyti tuos santykius. O kalbant apie gerasias patirtis ir problemas, tai jei neklystų kinų kalboje ar kažkurioje kitoje kalboje, problema yra, suprantama kaip ir galimybė. Tad kalbant apie gerasias patirtis, ko gero, būtent čia ateini su problemomis, ateini su nežinomaisiais kažkokiais, o išeini su paprastais, atrodo iš pirmo žvilgsnio paprastais sprendimais. Ir mums patiems kaip dalyviam, šeimai kaip dalyviai, tikrai nekarta buvo. Brač, o apie tai nepagalvojau. Apie ką? Kad, pavyzdžiui, nežinau, vaikas gali pats pilnai susitvarkyti savo batus, ir nereikia laksyti iš paskos. Va tiesiog tai yra praktinis dalykas ir šiandien batai visuomet yra šeimoje tvarkingai sudėti, vaikai įgavo tą dorybę ir problemos neliko. Arba, pavyzdžiui, jeigu jums patinka nardyti arba slidinėti, jūs galite tą daryti iki gyvenimo galo, tai ir čia lygiai taip pat. Man patinka, kad, pavyzdžiui, čia nėra įpareigoti, mes nesame įpareigoti, va dabar lankėm šitą pusmetį ir dabar toliau turim būtinai lankyti ir gauti tą diplomą 5 metų. Ta prasme, mes galvojam, galbūt padarysim pertraukėlę. Tampa kokiu tai hobiu? Specialybė. Ne, bet tai natūrali, man atrodo, natūrali žmogaus būsena visada, jeigu tau šeima yra svarbi, tu domiesi ją, gilini žinias, taip pat kaip ir profesija, jeigu profesija taip pat mes giliname žinias. Kiek galima pabaigti universitetų šeimos, sakykime, tam, kad būtum specialistų šios srities? Aš gal paminėčiau, ko šeimų universitete praktiškai tose užsiėmimuose kiekvieną kartą jau kaip ir juokaudavom, kad yra vienas sprendimo būdas, tai tiesiog reikia kalbėtis apie problemą. Ir tada ateina sprendimas. Ir kas iš pradžių intrigavo, kad kiekviena situacija yra nagrinėjama, būtent situacijos nagrinėjimo metodu. Iš pradžių išdėstami faktai, po to susirašomas problemas ir po to siūlomi sprendimai. Tai mes ir savo šeimoje, kai vieną kartą tai ypač ryškiai pasimatė, kai vaikas visą vakarą buvo piktas, tiesiog tėvai nori, kad vaikų klausyti, tai jis mūsų neklausė. Tai po to, kaip jau svečiai mūsų išvažiavo, vaikas užmygo, tai mes susirašėm faktus, ko mes norėjom iš vaiko, kokiais žodžiais iš to jo reikalavom. Tada pamatėm, kad problemos netgi slypėjo visai ne ten, kur iš pradžio atrodė. Kas nors vyresnės kartos žmonės sakytų, mes užauginame vaikus be jokių universitetų, žinojame, ką daryti su piktu vaiku ypač, o dabar universitetai moko, kaip spręsti tokias problemas ir kam. Aš tai galiu pasakyti, ta prasme, būtent, kad dabar yra kita karta ir kažkaip, man atrodo, šeimos patiria tokį spaudimą, kad yra daugybė medžiagos ir tu turi būti tobulas tėvas, tu turi būti tobula mama, turi viską išmanyti ir viską daryti ir, ta prasme, iš to netgi atsiranda įtampa. Ir mane, kas dar užkabino, kad šeimų universitetas žadėjo, kad, tarkim, kad padės tėvam atsikratyti nerimo auklėjant vaikus. Tai manau, kad kažkiek tas pasiteisino iš tikrųjų.
Jūs jaučiatės spaudžiama visuomenės būti kažkokia tobulybė šeimoje, taip? Ir suprantate pagaliau, kad tas spaudimas yra be pagrindo? Taip, gal. Sunkus klausimas, žinokit, iš tikrųjų nelengvas, nes kažkaip žmonės perdėtai skausmingai reaguoja į tai, kokiu reikia būti tėvu. Čia kas mados dalykas yra dabar, būti tobulų tėvų, tobulų. Kadangi yra daug informacijos, tai manau, kad tai yra iš dalies ir mados dalykas. Jautiesi privalą žinoti, ne? Bet Prieš ką tu turi atsiskaityti už tai? Kad nesi tobulas, o esi toks, koks esi. Na čia, jeigu supranti, kad prieš nieką nereikia atsiskaityti, tai tau gerai, bet ne visi tą iš karto supranta. Ko gero, tas atsiskaitimas prasideda nuo šeimos, tai yra nuo antrosios kartos, iš kurios mes esame išėję, tai yra tėvai, kurie būtent, kaip ir minėjai, kad reikalauja, mes užauginom jūs, vat jūs išaugę, štai kokie esat nuostabus, o staiga jums reikia dar daugiau ir panašiai. Tai ta yra kartų susikirtimas, ko gero jis natūralus. Ir vėlgi, tas metodas, faktai, problemos sprendimai, ko gero jie leidžia bendrauti ir tarp kartų, kuomet gali išsirašyti faktus, kuomet gali išsirašyti problemas, tų problemų pasiekmes ir susirašyti kartu, sakykime, su savo tėvais, vyresniaisiais seneliais, susirašyti sprendimus, kuriuos galėtume kartu prieiti. Vėlgi, tai yra bendravimo tam tikra technika, kuri leidžia išvengti aibės nesusipratimų. Bet vis tiek visų problemų neįsprendžia, net ir turbūt universitetai. Vis dėlto universiteto matyti yra tokia paskirtis žmogui suteikti galimybę suprasti, kur kokia informacija yra padėta, kur jos ieškoti. Visko į galvą nesukiši ir nėra matyti situacijų, kurios būtų aprašytos ir sprendimo būdai būtų visi pateikti. Na, baigsite universitetą, kas toliau? Ar jūs po kursų žinote, kuria kryptimi apskritai eina šeima, kuria kryptimi reikia ieškoti atsakymų, kaip gyventi šeimoje, kaip ugdyti, auklėti vaikus? Mes žinom, kad atsakymų niekas nepateiks ir ką šeimų universitete išmokom, kad yra būdų, kaip susėsti, įsiaiškinti, susitarti ir vienas iš problemos sprendimų būdų yra jos iš vis nespręsti. Supratote metodiką ieškojimo tiesos? Nes iš pradžių nebuvo aišku, kokia kalba bendrauti, nes žmonos vieni norai yra, vyro kiti norai yra, vaikų treti poreikiai yra ir susėdus visiems kartu, viską įsiaiškinus, tada nebelieka nei nuoskaudų šeimoje, nei pykčių, lengviau priimami pasikeitimai. Lina, patenkinta esate tuo, ką daro šeimų universitetai, tai aš turiu omeny, kaip jūs patys organizuojat savo darbą. Jūs jaučiate, kad jūsų organizuojamas darbas duoda rezultatą kažkokį šeimoms, taip, kad jūs pradeda suprasti, kaip toliau gyventi? Manau, kad taip, nes aš iš tikrųjų gruodžio mėnesį, kada mes pradėjom telkti šeimas į šiuos pirmuosius kursus, dariau nemažą tą darbą, kad telkiau jas ir paleidome kursus ir dabar praeitą savaitę iš tikrųjų teko būti visose miestuose uždarinėjant šio sezono kursus ir buvo labai įdomu žiūrėti žmonių veidus, tiesiog matyti jų akis teikiant sertifikatus ir galvoju, kad iš to, ką mes girdime jų atsiliepimus, padėkas, matom, kad iš tikrųjų žmonės gavo, tikrai kažką gavo, ne po nedaug, po postumi kažkokį, bet jie tikrai gauna postumi. Ta reikia pamatyti, kuomet šeimos ateina ir kuomet sako ačiū. Tai vėlgi tai yra įvertinimas. Mūsų iššūkis yra įkvėpti tėvus, įkvėpti vaikus. Tai aš tikiu, šiek tiek matau tikrai, kad šiek tiek mes juos įkvėpiame. Ir tėvai ko gero įkvėpia mus toliau dirbti. Tai kad įsikvėpti ir patiems reikia dar save. O taip. Nes iš tikrųjų visą laiką komunikacija paprastai turi ir atgalinį ryšį. Tai jeigu iš tikrųjų kažką šeimos gauna iš jūsų, tai ką jūs gaunate iš šeimų? Kokias žinias? Kokį atgalinį ryšį universitetas pats, kaip jis diegia tą atgalinį ryšį į savo dėstymo švietimo metodiką? Atgalinis ryšys, tai
ko gero po truputėlį ta tvaresnė ir sveikesnė visuomenė, kurioje augs mūsų vaikai. Man patiko Andriaus Mamontovo vienoje dainoje išdainuota mintis, išsakyta mintis, kad jei nori keisti pasaulį, keis pirmiau save. Ir tas keitimasis iš ties prasideda nuo pačių mūsų. Ir ką mes darome, mes iš ties, ko gero, gavę truputėlį daugiau, pažinę truputėlį daugiau, dalinamės tą patirtimį. Ko gero, netgi galima sakyti savanaudiškai, kad mūsų vaikai augtų sveikesnėje aplinkoje. Ir kuo daugiau mes paliesime šeimų, kuo daugiau mes pasakysime, kad tobulų nėra šeimų, o yra tik laimingos šeimos, kurios kuria savo santykius, kuomet mes dalinsimės tomis patirtimis, kuomet išsprendžiam tam tikras problemas ir atrandam naujas galimybės, atrandam naujus horizontus, tuo mums visiems yra maloniau ir geriau gyventi. Džiugu, kad taip vertinamas edukacijos procesas ir manau, kad jis teisingai vertinamas yra. Ačiū visiems, kas dalyvavo mūsų laidoje, o šiandien pas mus buvo Šeimų universiteto valdybos nariai Lina Bernatonė ir Evaldas Lasys, bei Šeimų universiteto kursų dalyviai Audronė ir Gintaras Macijauskai. Dėkui tiems, kas klausėsi. Laida Renkuosi šeimą išeina atostogų, susitiksime rudenį.